Labas, sveikinu prisijungus prie šio mini kurso. Šitas mini kursas yra labai praktiškas, nes jis yra suskirstytas dalim ir iš tikrųjų skirtas tam, kad tu įgytum realiai praktinį įgūdį ir išmoktum paleist bet kokį emocinį skausmą. Nuoskaudą, kaltę, pyktį, neapykantą, nusivylimą, neviltį, bėgiškumą, beprasmybę. Tu pamatysi. Ten bus sąrašas tokiam paveikslėlį, ilgas žodžių sąrašas. Ir jie visi, tie pavadinimai, tie skausmai, jie veikia taip pat ir dėl to atsipalaidavimas ir integracija tos taikos, kuri tau prieinama, veikia lygiai taip pat. Tai gera naujiena yra ta, kad nesvarbu, kas nutiko tavo gyvenime iki šiol, nesvarbu, kaip jautiesi nuskriaustas, įskaudintas ar nepavyko ten kažkas gyvenime, tu turi pasirinkimą sugrįžti prie ramybės ir taikos toje vietoje, kad galėtum judėti toliau, kad galėtum tiesiog išsiskleisti ir realizuoti save, nepaisant savo praeities patirčių. Ką tu dar gausi čia? Tai išklausęs visą tą teoriją, supras, kad tikslas nėra, kad tu neišmoksi visko iš karto, ne? Bet kad tu vieną situaciją pasimtum ir eidamas per tuos visus video, pamatytum, kad tavie kažkas keičiasi arba nutinka ramybė. Ir tada tiesiog kartotum tai. Tai pirmos dienos meditacijoje bus įrašas realiai, kurį galima kartoti pasiemus bet kokią situaciją. Ir kitas dalykas, kad pasimtum pratybas, kur yra tiesiog nuosekliai surašyti klausimai, kurios yra prie šito kurso, ir pasinaudotum tuo, kad praktiškai atsipalaiduot ir patirt. Buvo skausmas, vieną kartą padariau, mažiau skausmą, antrą kartą padariau, dar mažiau skausmą, trečią kartą padariau, tai ką? O gal iš karto bus? Kaip kam ir žiūrint kokioj situacijai. Ir taip galėtum treniruotis ir praktikuotis. Viršui gali pamatyti, sukasi laikrodukas ir tu turi laiko, kad pabaigti teorinius 3 dienų modulius. Nes 4 diena turi įrašus iš praktinių pokalbių su žmonėm. Kai tu pabaigsi tos pirmų 3 dienų medžiagą, šitas kursas liks tau amžinai. Jeigu per tą duotą laiką nepabaigsi, prarasi prieimą. Tai čia tau paskatinimas, morkas, spyris į užpakalį, traktuok kaip nori, kad tiesiog imtumės veiksmo ir nebūtų šitas mini kursas dar vienas, kada nors, kažkada paklausysiu. Kažkada nepaklausysi. Jeigu dabar atliksi veiksmus, tada galėsi klausyti kiek nori, jis tau liks visam laikui. Tai smagių praktikų ir tikiuosi, kad esi pasiryžęs įgyti naują įgūdį, kad galėtum turėti taiką savo gyvenime. Ir dar paskutinį dieną rasi šiokį tokį siurprizą. Iki.